Ką atvažiavom į Veksiją prie sandėlio, einam paskambinsim Domui ir pažiūrėsim jo tas gražiasias lentas. Sveikas, Domai. Sveikas, Mariu, klausyk, malonu tave matyti. Pagaliau atvykom į tavo sandėlį ir norim pasižiūrėti apie tavo šitą medieną, kuri atkeliavo, kiek žinau, iš ganėtinai toli. Taip, tu esi teisus, jinai atkeliavo būtent iš Javos salos, iš Indonezijos, iš labai toli, esame pirminiai tiekėjai Lietuvoje ir stengiamės savo klientam pasiūlyti, kas mūsų asmeniniu supratimu yra pats geriausias rinkoje produktas šiuo metu medienos. Ir kokia ta mediena yra, kas čia per medis? Šiuo metu vežame dvi pozicijas, vežame Bankirai terasinės lentas ir Merbau terasinės lentas. Tai yra kietmedis ir jisai realiai turėtų geriau tarnauti negu pušis? Tu esi visiškai teisus. Kietmedžio deklaruojamas tarnavimo laikas yra grubiai nuo 15-20 metų ir į viršų, priklausomai kaip jūs paruošite karkasus, kaip atitinkamai suformuojate nuolydžius ir kitus dalykus. Tai yra išties atsparios ultravioletui, įvairiem kenkėjam, patogenam, grybams. Tai kaip supratau, šita mediena yra tinkama Lietuvos sąlygom ir viskas turėtų būti gerai su ją. Tu esi visiškai teisus. Jeigu lyginant su pušimi, termopušimi ar kitais medžiais, ši terasinė lenta kuo puikiausiai tarnaus Lietuvos sąlygom. Jis yra ženkliai atsparesnė visumoje imant aplinkos poveikiui. Taip, kad tikrai tarnaus kur kas ilgiau negu kitos terasinės lentos iš medienos. Šiai dienai rinkoje labai populiaru yra termopušis, paprasta pušis, kompozitinės lentos. Tai kodėl žmogus turi rinktis kietmedį? Na, visų pirma, pasižiūrėk, Mariau, čia yra natūralus medis. Ir tu žiūrėdamas, ant šio medžio nematai nei vienos šakelės ar kažkokio tai įvijumo, gerbėtumo, pažeidos šakų. Tai reiškia, pjaunamos šios terasinės lentos yra iš didelio medžio, kas duoda jom vienalytę struktūrą, tai reiškia, jos vienodai plėsis, vienodai trauksis, neatsiras, kaip daleiskim būna šakų gumbai ar dar kažkas įskilimai ties tomis vietomis viskas, nes pati mediena yra iš savęs gana tolygi, tvarkinga ir graži, atspari visiems šitiem dalykam. Tai galima palyginti, pavyzdžiui, tai su termolenta, kaip čia yra labai elementarus dalykas. Kas nori ir kas mėgsta statistiką, yra toks dalykas kaip Janka testas, kur yra sferinis rutuliukas, spaudžiamas į tą terasinę lentą ir žiūrima, kaip jisai, kokios jėgos reikia niutonais, kad jisai įeitų į lentą. Čia turim termo, čia turim Bankiraus terasinę lentą. Jeigu mes tiesiog paprastai pažiūrim, tai pažiūrėkit, paimam paprastą termopušies lentą. Opa, perėžiam, pažiūrėkit, kokio dydžio įrėžį turime. Jeigu mes paimtumėm tą pačią terasinę lentą ir pabandytumėm įrėžti į Bankirai, mes turėtumėm viso labo menkus paviršiaus pažeidimus. Tai šičia yra jūsų šunis, jūsų stumdomi griliaus stalai atitinkami ar elementarūs krentantis daiktai, kur tu, tai kiek tai terasai reikia, tu ją padaryk kelis metus ir ką tu iš jos turėsi. Dar vienas klausimas, kaip ta lenta, ar jinai pašinuojasi ar ne, nes, tarkim, termomedis, tai jisai be jokių pašinų. Mes turim suprasti tokį dalyką. Pašinuojasi pagrindinai spygliuočiai. Nuo senų laikų turėjom tą tokį bet tendenciją, kad pašinuojasi maumedis. Kodėl? Spygliuoti, pakeltas medienos plaušas, virtęs pašinų jūsų kojai, atitinkamai dėl to, kad ten yra kieta medienos struktūra. Termopušyje jūs tų pašinų neturite vien dėl to, kad tai yra iš savęs minkštas medis. O dabar ar pašinuosis kietmedžio terasinės lentos? Ne, už tai, kad mes turime lapuočių medieną, kuri iš savęs nėra linkusi pašinuotis. Taip, kad pašinų rizikos lapuotė jos nėra. Karšta vasaros diena. Kaip išėjus ant terasos, ar nekaitins padų? Čia yra labai geras klausimas. Saulė įkaitina viską. Ar tai būtų kompozitas, ar tai būtų kietmedžio terasinė lenta, ar porcelianinė plytelė. Bet yra toks dalykas kaip šiluminis laidumas. Uždėjęs ranką, koją ar bet kokią kitą jautrią vietą ant medienos, tu visada turėsi šaltesnį efektą, negu turėtum ant kitos didelį tankį turinčios medžiagos, kai tai būtų porcelianinė plytelė ar tas pats kompozitas. Jisai ženkliai greičiau atiduos šilumą į tavo jautrią vietą. Todėl tikrai ne, ant šių terasinių lentų nebus karšta užlikus vasarą. Gerai, dar vienas aktualus klausimas. Ta lenta plečias, traukės nuo šilto, šalto, lietaus, vandens ir žmonės gal dar dėl to baidosi, kad keičiasi matmenys joms labai. Tu esi visiškai teisus šitą situaciją. Žmonės ateina su labai kategoriškom, aiškiom nuostatom dėl terasinės lentos, kad kietmedis nelaplėšo varžtus, nenulupinėja ir vis savo klientam visados, jeigu yra klausimų, pateikiam
stabiliausių ir mažiausiai stabilių terasinių lentų lenteles. Nu, pavadinkim tai, kiek tangentiniam ir radialiniam rašte tos terasinės lentos bus įgalios plėsis ir trauktis, atitinkamai kintant drėgmei sutinkamai mūsų natūraliomis sąlygomis, plus lentos hidrofobiškumas. Tai reiškia gebėjimas neįgerti į savęs drėgmės, atskiras dydis hidroskopiškumui. Tai reiškia taip, lentas, kurias vežamės čia savo, jos yra atrinktos pagal stabilumą, pagal viską, su sąlyga, kad jūs atitinkamai tas lentas tinkamai sumontuojate ir pasirinkat paslaugius, atitinkamai gebančius išlaikyti tos terasinės lentos, kaip pasakyti, vaikščiojimus lentas. Ir tos lentos, jeigu nepaslaptis, vaikšto ženkliai mažiau negu vaikšto ta pušis. Reiškia, turi būti pasirinktas atitinkamas tvirtinimas ir viskas su juo bus gerai. Taip, apie tvirtinimą aš norėčiau papasakoti plačiau mūsų minimaliam šourūme. Tai klausyk, sveikas atvykęs į mūsų mini šourumą, kur turim, kaip sakant, pasidėję visą osmo spalvų paletę, skaitydami, kad tai yra viena geriausia alyvų mūsų terasai ir šiokį tokį mini pavyzduką su lentų tvirtinimais. Taip, tai tas pavyzdukas susuktas iš gulekšnio, G-tape juostos, tarpiklio, teraslentės ir varžtų. Tai ką gali daugiau papasakot, būtent apie tvirtinimus, šoninius, apie tvirtinimus iš viršaus? Žiūrėk, Kas geriau? mes vežame imtinai tik stačių profilių terasinės lentas ir atitinkamai siūlome tvirtinimo sprendimus, kurie būtų įgalūs išlaikyti tą atitinkamai terasinės lentos vaikščiojimą. Ko pasekoje? Pradėkime nuo viršutinio tvirtinimo sprendimo. Turime Spaxo tvirtinimo sistemą, tai yra vokiečių gamintos, kur atitinkamai su frezytė yra padaroma skylutė. Ir matote, štai čia sukamas per viršų varžtelis, kuris laiko tik tai grubiai iš savo plunksnelių. Kas vyksta? Ta terasinė lenta plečiasi, traukiasi ir varžtas yra įgalus išlaikyti iš viršus. Žinai ką, Mariau? 9 iš 10 žmonių šito būdo nepasirinko. Todėl, kad matosi varžtai iš viršaus. Tai aišku, Visiems reikia estetikos grožio, kad nori tvirtinimo, kad jiem gerai laikytų ir nesimatytų varžtų. Tam reikalui turim kitą alternatyvą, tai reiškia tvirtinimas per šoną. Ką darome? Imame kamo aparatą, kuris suka grubiai 45 laipsnių kampų, bet nenaudojame kamo varžtų, o naudojame A4 nerūdijančio plieno medsraigčius. Visi žinai iškart sako, o kam tas A4? Brangu? Tai aišku, iškart brangesnis dalykas, bet A4 medsraigtis iš savęs turi daugiau molibdenų. Kai vyksta plėtimosi ir traukimosi ciklas, tie molibdenai veikia tarsi mikro įtrūkimų apsauga. Tai reiškia, lenta traukiasi, plečiasi ir tas varžtas yra įgalus sulaikyti ženkliai daugiau tų ciklų. Tai yra aktualu, kai tu terasinę lentą atitinkamai suki ne 1, ne 2 ir ne 5 metų. Tam reikalui atitinkamai tvarkingi, geri, kokybiški varžtai. Ir lenta laikys. O būtent tvirtinimas būtina gręžti? Čia labai priklauso iš tikro į kokį karkasą suki. Jeigu tu suki kietmedžio lentą prie kietmedžio karkaso, gręžimas būtinas. Kaip pavyzdys, 4,8 diametro varžtelį iš esės, mes naudojam 4,2 diametro grąžtelį. Gręžiame per viršų, kažkiek ir įgręžiame į lagį. Varžtas lengvai įlenda, užsispaudžia ir lenta kuo puikiausiai kokybiškai laiko. Dar nereikia užmiršti tokio dalyko. Visais imtinais atvejais, nesvarbu ar mes tvirtinimą darome per viršų ar per šoną, stengiamės naudoti oro tarpiklį. Norėjau ir paklausti apie šitą dalyką, ar jisai būtinas? Įsivaizduok tokią situaciją. Tu terasinę lentą prispaudi prie lagės. Varžtas neturi absoliučiai jokio pakilimo nuo lagės. Ir jisai, pavadinkim tai, lentai besiplečiant ir besitraukiant, ta lenta, kadangi yra labai kietas plaušas pačios medienos, ta lenta veikia kaip giliotina. Tai reiškia, tą varžtą gali labai lengvai nuplėšti. Kai jūs turite oro tarpiklį, tas pats varžtas iš savęs, jisai veikia kaip amortizatorius pakeltas į viršų. Plus, jisai neduoda kauptis apačioj drėgmei, ko pasekoje lenta neturi tiek daug vaikščiojimo ciklų. Greičiau įsiventiliuoja vanduo po teraslentę, tai yra... Visiškai teisingai. O dar, kad apsaugoti lagę esančią apačioje, kadangi sukame į kietmedžio lagę, mes dar naudojame G-tape juostą. Super. Tai va, tokias dvi tvirtinimo sistemas mes siūlome savo klientam, kurios, manome, kelia mažiausiai atitinkamai rūpesčių ir problemų. Tai vienu žodžiu, pas jūs galima atvažiuoti įsigyti ir lentą, ir karkasą, ir varžtus, visą pilną sumuštinį. Pasiūlom visą sumuštinį nuo karkaso,
apsauginių lagių juostų G-teipo, oro tarpiklių, kuriuos patys užsakinėjame ir darome, ir terasinių lentų su kokybiškais. Ne, kaip pasakyti, kopijom varžtų, ne dar kažko, o su kokybiškais varžtais, kuriuos jūs susimontavę patys ar sumontavę mūsų, ta prasme, siūlomi rekomenduojami meistrai, jums paruoš itin kokybiškai ir tvariai ilgamžį produktą, kuris, kaip sakant, tarnaus ir leis džiaugtis terasos teikiamais malonumais. Domai, ką dar gali papasakoti apie terasų priežiūrą, alyvavimą? Mariau, kaip matai, mes turime begalę spalvų, kuriomis galime nualyvuoti šias terasinės lentas, vien tam, kad jos prisitaikytų prie žmonių fasadų ir visko ir neįsiskirtų iš kontekstų. O kas liečia tos spalvos išlaikymą ir peralyvavimą, priežiūra kasmetinė, tai jeigu tai terasinė lenta yra ne po stogu, tai yra atvira tiesioginiam krituliam ir saulei, tokią alyvą ant šios terasinės lentos laiko apie metus laiko. Jeigu tokia terasinė lenta yra po stogu, apie 2-3 metai priklausomai nuo intensyvumo, kaip jūs tą, kaip pasakyti, terasą drengiate, vartojate ir naudojate. Galima pačiam nusalyvuoti, ar jau čia raketų mokslas, kaip sako? Tikrai tai yra ne raketų mokslas, kaip ir kasmetinės priežiūros kiekviena terasa reikalauja, taip pat ir medinė terasa. Labai dažnas žmonių, kaip pasakyti, segmentas netgi pasirenka po pirmų alyvavimo metų kryptingai tos terasinės lentos nealyvuot, o ją palikti kelis metus atitinkamai pilką, pasižiūrėjau, gal tokio tipo terasinė lenta jiem atitinkamai tinka, o paskui, jeigu nori, gali pakeisti į kokią nori grinai terasinės lentos spalvą. Jinai labai įvairia pusė, kaip pasakyti, ir prisitaikanti prie žmonių poreikių. Taigi priėjom išvados, kad kietmedis yra tikrai geras variantas jūsų terasoms. Tai Mariau, ne šiaip darėm namų darbus, rinkos tyrimus ir žiūrėjom, kas lietuvių poreikiui yra reikalinga. Tam ir atvežėm būtent kietmedžio iš Indonezijos terasinės lentas tam, kad lietuviai būtų įgalūs jas ne tik tai nupirkti, bet ir tinkamai eksploatuoti, daryti. Tam reikalui paruošę tą visą esant sumuštinį ir, kaip pasakyti, siūlom savo klientam įsigyti. Taigi, kas žiūrėjo iki galo visą šitą video, manau tikrai pagelbės apsispręsti, kokią terasinę lentą pirkti. Kurkime Lietuvą gražią kartu. Gražių projektų. Taip.